Tai kas, sveiki draugai, pagazuok! Murkia. Gerai, nebegazduok, zajebalt kurą degim. Tai ką, variklis dirba, užvedėm. Ką aš galiu pasakyti? Toliau ardom važiuoklę, statom jį ant ratų, žiūrim ar nekaista variklis, kaip dirba dėžė. Jeigu viskas gerai, tada judam su juo toliau. Tvarkom kėbalą, lyginam, šmyginam, dažom. Viską matysit, viską parodysim. Svarbiausia, kad galėtų žurnaliuką filmuot ir tada tikrai viską matysit. O dabar ką? Varom, nusilipdysim iki galo visus lipdukus panaikinsim, kad bent jau kažkokie vaizdą turėtų jau mašinai. Dirba. Pavažiuot neišeina, nes galinis ratas, patys mato. Dievma iš priekio nukritusi, keliamės į kitą dieną. Darysim ką? Aš filmuosiu, tu ardysi. Zaibysi. Ir darysi defektuot. Svarbiausia, kad dirbtų gerai variklis. Variklis kaip ir dirba, bet yra čekas, yra čekas, čeką meta dėl degimo praleidinėjimas. Tai arba žvakės, arba laidai, kažką reikės žiūrėti, daryti. Svarbiausia dabar jį pastatyti ant ratų normaliai, kad su juo galima būtų judėti. Kai tik pastatom ant ratų, kai jisai pradeda judėti, padarom variklis, kad dirbtų normaliai, tolygiai. Jisai ir dabar kaip ir tolygiai dirba, bet kažkas vis tiek netaip. Svarbiausia, kad nekala. Čia jau geras pliusas. Duodam gazo, jeigu dėžė, variklis viskas ok, tada tęsim savo darbus. Ir jeigu randam sponsorių, kuris prasponsors mums šitą aparatą, ką darysim su juo tada? Judėsime ratreisą, ne? Važiuosim ratreisą su juo. Važiuosim po liubom. Jeigu mašina atsipirks. Neatsipirks, nu karočią, nesvarbu. Все, judame rytojų. Pagnali. Tai ką, antra diena po šio triperio nupirkimo. Ir ką mes šiandien darysim? Žiūrėsim, kogi reikia, kad jį prikelti. Pabandysim kaimo metodais pripūsti priekinės pagalvės, kad pasikeltų snukis. Pasižiūrėsim, ką reikia važiuokliai. Šiam momentui nežinau. Jeigu gausis, pabandysim prihimičint, prihaltūrint, kad bent jau ant ratų jį pastatyti. Jeigu nesigaus, tai tada ieškosim važiuoklės dalių, surinksim ir kažką darysim su juo. Bus matyt. Varau imti domkratą ir keliam. Takas normalus, paidžiot. Gerai. Klausimas kitas, iš kur šitas gabalas? Va. Nu šitos traukės. Nu ir ką tu galvoji, reikės keisti stupicą? Problemčias. Ar ant tiek baisu? Nu stupicą reikės keisti. Belė. Ai negerai. Stupicą reikės keisti. Šitą nežinau čia. Šitą kaip ir galima traukę pabandyti sutvarkyti. Sutvarkyti laikinai, kad automobilis galėtų judėti. Tu prieš BMW taip netistodavai. Aš manau, kad šitas Mersas dar ne kartą mane paklubdys. Šiaip pagal idėją. Kaip ir nieko čia baisaus. Nu, aišku, nemalonu, kad reikės stupicą tą keisti. Bet šiaip įsakyta kaip ir tiesų. Nu, amortikas. Amortikas čia aišku. Amortikas 100% keisti. Šitą galima nusijimti, kad būtų matyti, kas čia. Šiam momentu, kad jisai važiuotų, mums reikia stupicos. Šiaip galima prihaltūrinti. Prihimičint, prihaltūrinti. Kažką galima sugalvoti, kad jisai bent jau pradėtų judėti. Bet, kad aliuminis skylės čia jau ne kažką. Pasistatom atgal ratą jaučiu. Liūdnas tu kažkoks? Neliūdnas, kažkaip nežinau. Nuo vakar buvo nuotaika, viskas ok, bet šiandien kažkaip nuotaikos neturiu dirbti prie šito Merso. Ir tikriausiai yra didelė tikimybė, kad pastačius jį ant ratų, nežinau, ar projektas išvis šitas tęsis. Bet manau, kad tęsis, bet gal ir ne. Nes pasiskaičiavus matematiką, viskas susvėrus visus už ir visus prieš, paprasčiau galima uždirbti iš kitų mašinų, nei su šituo drakonu čia, kaip sakoma, pistis. Aišku,
Viskas čia yra sutvarkoma, nėra čia didelis smūgis. Manau, kad pabandysim sutvarkyti viską. Bent jau žiūrėsim. Dabar reikia pastatyti ant ratų ir pasižiūrėti, kaip važiuos dėžė, kaip dirbs variklis ir taip toliau. Aš pasižiūrėjau vien žvakės pasikeisti 8 eurų. Žvakė počyrika 8, kardešim 8. Tai vat jau vien ant žvakių 8, tik tai, kad sužinot, ar teisyklingai dirba variklis ir taip toliau. Nes jeigu bus kokia grandinė įsitampusi ir dar kažkas, bus problemų. Antras dalykas, aš to žmogus, negaliu aš blogų mašinų pardavinėti dabar. Neleidžia sąžinė, tai paprašiau geriau parduoti kažkam tokį, koks jisai yra. Tegul ten jau toliau pirikūpai pisasi, daro ką nori, o aš būsiu su šventa sąžinė, nieko neapgavęs ir gyvensiu sau ramiai. Tai va, bet bus matyt, kol kas nieko nesakau, kol kas tik tai judam į priekį. Tai dabar pasiskambinu žmogui, kuris turi važiuoklę, pasiklausiu, ar turės visą tai vietoje, jeigu turi, valio, tada bandysim lėkti ir žiūrėti. Ką, planai keičiasi, pasistatom ratą, tėvukas to išvaro BMW ir mes įvažiuojam vietoj BMW. Nežinau, tik kaip pakelsim, bet su namkratais kažkaip įsistatysim ant keltuvo. Na ir bus paprasčiau, ne? Čia voliotis čia nesąmonė čia yra. Tai va, ieškom stupicos. Ir dirbam. Pabandysim ką mes pabandysim. Pripumpuot oro pagalvės, kad snukis pasikeltų, kad galėtume į garažą. Nu, žurnaliuką, kaip galvoji, gausis ar ne, haltūra šitą? Aš nesuprantu, ką tu nori padaryti. Na, pamatysi. Noriu tiesiai į pagalvę. Pripūst oro. Neišeina, kažkur kažkas leidžia, bet šiaip idėja dirbantį. Jeigu turėt atgalinį šitą, kaip lietuviškai vadinasi, voštuvą, atgalinį voštuvą, kad oras neįtų atgal, tai manau prisipumpuotų ir stovėtų. Dabar atleidžiu, nespėjau užsukti, iš karto nuleidžia orą. Tai va tokia vat problemytė yra. Nieko, laukiam, kada išvažiuos BMW iš garažo ir tada įvarom šitą kurčių. Keliam, žiūrim, kas ten iš vis iš dugno, nėra jisai sulankstytas ar dar kažką, nes kai automobilis iš Amerikos jos kilnoja su pakelėjais, pagrūščikais tais vadinamais. Su keltuvais, jo, ir negražiai ten viską tai daro, tai pasižiūrėsim, gal bus dėžė pažeista arba bus koks karteris, dar kažkas. Niekasgi nežino, kas čia gali būti. Tai va, pasižiūrėsim, pasikelsim, bus aiškiau. Nu, šiam momentui ką, stupicą reikia ieškoti. Nu, žiūrėsim, kas iš priekio dar. Nemalonu, kad reikės stupicos, jau nemalonu. Bet ką padarysi, yra kaip yra. Galiu normaliai važiuoti, nes tos pusės ratas, kuris yra daužtas, suka mašiną į tą pusę. Tai bandysim dabar ką daryti, tai su domkratu pastumsim į kitą pusę. Visgi kultūra mano bus reikalinga, kad bent jau kažkiek pakelt mažiau oro laiko. Kompresorius rinkt. Laika oro. Pnevma. Normatas pnevma. Jungsim akumą, kad nepradėtų kompresoriai pumpuoti ir taip toliau. Tikėkimės, kolonėlė nebus pažeista. Manau, apsieisim šitą traukę ir ratas stovės lygiai ir normaliai. Pasižiūrėsim, gal nusiimsim, išsilyginsim patys,
šiam momentu vėlgi pasakysiu, kad pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja. Nepalikti taip, nes vis tiek, jeigu ir tvarkysiu šitą mašiną iki galo, jeigu taip paliksiu, aš suvedimo nepadarysiu, negausiu suvedimo ekspertizės ir negalėsiu jo registruoti ir taip toliau. Pagal idėją, kodėl neveikia iš priekio pneumatą vadinamą ir nesipumpuoja oras. Pirmas dalykas yra nulėkęs aukščio daviklis. Tikėkime, kad tai yra dėl šito, nes čia aš langelį dar kažkiek eina, bet čia tikriausiai kūras ir taip toliau. 2, 3 kartus vyrintas litakas. Ne, ten biški vidu pažiūrė. Kas, vidu tai vidu normaliai. Čia tik tai yra. Įdomu, dėl ko padangą leidžia. Reikia pasižiūrėti. Навилами как поднимали. Думаешь? Да. Tai kokie pirmi pastebėjimai? Ratą pripumpavom, orą pasirodo laiko, viskas tvarkoj. Galinė stupica jau radau 100 eurų ir priekį reikia pakeisti 2 traukės. Vairo angalių, ne angalius, o nuo vairo kalnėlės. Tai gal parodysim, kas yra? Va, sulankstytos iš abiejų pusių. Dėl ko čia taip? Dėl ko čia taip atsitiko, nežinau, man rodos, kai su auto to keltuvų, krautuvų, o tai fakai pradėjo kelt, tikriausiai va čia ir užspaudė jas. Nu, nemalonu, bet yra kaip yra. Šiaip galima būtų išlyginti, bet nelyginsim, darysim normaliai, pakeisim į kitas. O galinės stupicas? Galinė stupica ką? Tai parodė geriau. Ką čia pasako? Va, paimsiu kompą švies. Yra nulaužta. Čia jau nieko nepadarysi, nieko neprikalchozinsi, tai stupica kita. O to čia yra nulaužta. Šiaip iš esmės, nu, nėra čia baisiai. Bet iš karto pakeisim su visom traukiam, su visko, kad būtų viskas gerai. Kaip ir galinis traversas niekur nelinkęs. Viskas čia kaip ir gerai. Jo, viskas gerai su galiniu traversu. Tai greitai pakeičiam. Nuvažiuojam iš pradžių, nuperkam, pakeičiam ir tikriausiai bus test drive'as. Va, žiūrėk, kaip buvo su keltuvu čia. Nu, viskas sudažyta. Visas dugnas. Sulaužyti visi laikyk šitie, visus apsaugos ir taip toliau. Nu, ką aš galiu pasakyti, krovėjai tie, aišku, jiems visiems čia ne jų turtas, jiems reikia padaryti savo darbą, pakrauti mašiną ir taip toliau, bet jeigu, kaip pavyzdys, būtų kokia MK arba, nežinau, ten koks sportkaras, nu tai jeigu jie taip dirba, tai čia vien apart daužymo visus susirinkus šitos kasiakus jo, kurie yra pridaryti, tai čia dar galima suskaičiuoti nemažą sumą. Šita Mercedes čia nėra brangi mašina, bet sakau, paėmus kokią brangesnę mašiną, nu kaip pavyzdys tą pačią Ferrari, nežinau, gal jie taip nekelia, gal ten jie tada atsargiau kažkaip dirba, bet nu čia absurdas. Tai ką, draugai, ta pati diena, žurnaliūga nuvarė dirbt, o aš toks žmogus, man reikia čia ir dabar. O aš jau pakeliu į Rokiškį, pasiimti galinio kelmo, visos stupicos, kad galas jau stovėtų lygiai. O priekinės vairo traukės pabandysim šiam momentui tiesiog išsilyginti, kad padaryti test drive'ą su to Mersu. Nėra laiko, kad jisai kabėtų ilgai ant keltuvo. Aišku, galiu dalys naujas užsisakyti, bet kam to reikia, jeigu vdruk mašina eis ant dalių, tai nematau iš to prasmės. Šiam momentui sakau, padarom, kad jisai važiuotų, judėtų, tvarkingai, gerai, plius minus bent jau tvarkingai. Ir kai jisai juda, kai padarom test drive'ą, jeigu viskas tvarkoj, tvarkom toliau. Tai va, o mes lekiam. Ką, atvarėm,
Laukiam pardavėjo. Varysim pasiimti dalių ir lekiam toliau. Gazuojam. Tik į priekį, nes reikia judėti. Работа такая, darbas toks. Tai ką, žmogus neparodė, kur jo garažas ir taip toliau. Tikėkime, šakė visa šita kelmas bus nuo to Merso, kurio man reikia. Ir tikėkime, pardavėjas neapgavo. O turim mes va tokį kelmą. Opa. Все, juda montuot. Ir žiūrėsim, kas čia bus, kas čia gausis pas mus šiandien. Tikiuosi, kad šiandien galimai jau išvažiuos iš garažo. Tai ką, teleportacija į garažą, kol aš važiavau pasiimti dalių, tėvukas jau išardė. Taip va, visas tas grožis atrodo. Pam. Dėsim šitą ir žiūrėsim. Bet... nesakysiu kas, bet viskas gerai. Nežinau, kaip kas vadina. Stupica, kelmas, dar kažkaip. Jau vietoj. Užspaudžiu varžtus visus. Važiuoklės. Važiuoklės visos tos dalys pakeistus į nelinkusias. Išmečiau į kitą vietą senas dalys, tai buvo lūžusi čia. Viskas pakeista jau. Liko tik tai viskas susirinkti. Toliau ką, išsiardom dar rankinius stabdžių kaladėlės, kad trosą pasikeisti įsidėt. Ir viso surinkinėjom. Priekinės traukės išlyginom. Vėlgi sakau, išlyginom tik tam, kad stovėtų plius minus lygiai vairas ir galima būtų kažką su šitą mašiną pajudėti, pavažiuoti, kažką pabandyti. Manau, kiek čia dabar laiko pas mus? 22-23, galimai kokią 12 valandą jau stovės ant ratų. Galbūt šiandien ir išvažiuosiu, o gal ir neišvažiuosiu, nežinau. Žiūrėsim, kaip čia gausis, nes darbo tikrai nemažai. Kad važiuoklės čia pakeist, kaip pavyzdys, tas traukės, tai čia praktiškai reikia nuiminėti visą galinį traversą, kad būtų priėjimas prie varžtų. Bet mes kitaip į visą tai žiūrim ir pasipisdami visą tai pakeitėm. Tai va, surinkinėjau ir toliau žiūrėsim, kas čia bus. Pas Mersą važiuoklė surinkta. Nepavydžiu tiem žmonėm, kurie nuiminės ir tvarkys važiuoklės būtent šitą modelį, nes čia tikrai yra ganėtinai sunku. Tai va. O mes ką, mes dirbam toliau, renkam, surinkinėjam ir manau įsijungsim jau tada, kada bus bent jau kažkoks rezultatas. Tai va, važiuoklė surinkta, stabdžius vietoj, prisuku suporto laikiklį, statom suportą, dar pripumpuojam galinę pagalvę, kad jinai patektų į savo vietą. Pajungiam galinę pagalvę ir ką tada? Statom ratą ir žiūrim, kas čia kaip bus. Manau, prieš išvažiuojant reikės dar pasipūsti visgi oro filtrus, nes jeigu drug gazuosim, tai gali patekti tenai šūdų ir bus nelabai malonu. Nu, bet pagal idėją turi būti viskas labai gerai. Diskai pavdėlėje, bet nieko. Laikyta. Tai va, dėl Merso, kas su juo vyks toliau, nežinau. Šiandien buvau pas tą žmogų, kuris ardo tos Mersus dalim ir sužinojęs, kaip pavyzdys, priekinių amortikų kaina. Vieneto kaina 400 eurų. Pasiskaičiavus visą smėtą, kas čia gausis su to Mersu, tai aš abejoju, ar tilpsiu, kaip pavyzdys, iki 10 000, kad jisai būtų tikrai tvarkingas. Čia pirmas dalykas. Jei netilpsiu, reiškia bus bačka, reiškia uždarbio nulis. Antras dalykas, prasiknys reikės tikrai nemažai su juo.
kebuliniais darbais ir taip toliau. Nėra čia aišku baisu, bet vis tiek ganėtinai nemalonu. Atvažiavęs jisai, ką dar aš pamačiau, tai kad jau jisai buvo daužtas ir buvo darytas Amerikoje, darytas meksikiečiais, taip pavadinkime jas taip, ir padarytas priekis nelabai kokybiškai. Tai visą tai reikėtų perdarinėti. Sakau, pasiskaičiavus smetą, gaunasi labai brangiai ir pagal mane neapsimoka man jo daryti. Kiek žinau, variklis 5 štukas kainuoja, snukis kainuoja. Visas, jeigu komplekte būtų, jisai ir yra aišku komplekte, bet snukio kaina apie 3000. Žibintai po štuką, kapotas 500, net daugiau. Bamperis priekinis štuką, sparnai po 200. Tai va, iš karto kokia jau suma susibėga. Vien tik iš priekinių kėbulo dalių. O dar yra radikai, išmadikai ir taip toliau. Tai ten sakau, apie 3 štukas bus tikrai. Variklis pitaka, salonas, čia ventiliuojamas, šildomas ir taip toliau masažuojamas. Tai irgi, manau, tikrai nemažą pinigų sumą kainuos. Tai manau, kad jeigu kažkas įpirks, tai pirks dalim. Nu ir tegul ardo, nes aš nenoriu tokias mašinas pardavinėti. Sutvarkyti jos niekas nesutvarkys tvarkingai iš kebulistų. Aišku, yra žmonių, bet sko vėlgi paskaičiavus smetą visą, tai čia jisai kainuos virš 10 štukų. Tvarkius jį, už jį daugiau 10 negausi tikrai, o suinvestuot, grubiai sakant, 10 000 eurų, kad jums parodyt kontentą, iš kurio aš nelabai uždirbu ir taip toliau, aš darau tai, tik tai viską dėl jūsų, tai nematau prasmės, aš geriau nusipirksiu kokius nors kitus projektus įdomesnius, nes su šito savo susakau, nenoriu pardavinėti šūdinos mašinos. Jinai nėra šūdina, jisai užsikūrė, aišku, dar neaišku, važiuoja, nevažiuoja, bet iki garažo jau davažiavo. Tai tiesiog, sakau, nenoriu pardavinėti šūdo, geriau aš parduosiu pirikupam, o jie jau tegul po to galvoja, ką su juo toliau daryti. Tai va, mes toliau surinkinėjom ir bus matyti, kas čia gausis. Gulia traukia gerai. Tu nafui. Tai jeigu prieš tai buvo mintis gal netvarkyt, važiuoja jisai gerai, pas mano šturmaną net kojos dreba.